Varome į orientavimąsi bėgte čempionatą sprinto trasose. Judame link varžybų centro. Sprinto čempionatas visuomet būna didelis. Kaip ir šiemet, beveik 600 dalyvių iš visos Lietuvos. Pakeliui į karantiną pradedu apšilimą. Karantinas tokia aptverta zona, į kurią suleidžiami čempionato dalyviai ir kurioje praleidė visą laiką kaip paskutinio dalyvio starto. Tam, kad neatsirastų galimybė nupasakoti trasą, ar kur stovi punktai ir kad neįgytum jokio pranašumo konkurentų atžvilgiu. Tai štai, 3 minutės iki starto esu leidžiama į starto koridorių, išsivalau odžimų kortelę, teisėjai sužiūri, ar viskas teisingai ir įsidedu legendas į legendonišį. Kas tai yra, palieku erdvės jūsų vaizduotėje. Startuoju. Pirmus punktus imu užtikrintai, aišku, kadangi prastai minu dviratį, finišuoju tik per patį viduriuką iš 40 dalyvių moterų elitų grupėje, bet rezultatas tikrai nenuvilia. Už keletą valandų startuoja eliminavimo sprinto varžybos. Labai smagi greita dinamiška rungtis stebėti iš šono, ypač kai vyksta paskutinės kovos dėl medalių. Šiandienai gana ir keliaujam ilsėtis, nes jis laukia smagiausias startas – klubas estafetės. Išsivalome dantis, išsiregistruojame iš viešbučio ir keliaujame į antrą startą. Estafetėse bėga 4 komandos nariai – 2 moteris ir 2 vyrai. Startuoja pirmuoju etapu, kas reiškia, kad pradedu masinio starto principu, kurio atmosfera tiesiog nereali. Bėg, šaunuolė, bėg, iki galo. Estafetės perdavimas vyksta palietus ranką savo komandos nariui ir tuomet sekantis dalyvis bėga pasiimti savo žemėlapę. Žemėlapiuose būna skaidymai, kas reiškia, jog tik keletas žmonių iš visų komandų gaus tokią pat trasą ir tavo punktai nesutaps su daugumos. Tai tiesiog vytis bet kurį dalyvį neapsimoka. Nebent esi tikras, kad jūsų trasų sutampa, tuomet prasideda persekiojimas. Varžybos pasibaigė, galutinė įskaitoje apginame savo praeitų metų poziciją ir vėl užimame 6. vietą tarp 22 komandų.